Pamokos tema – vandens augalai. Pamokos tikslas – skatinti mokinius domėtis bei tyrinėti juos supančią aplinką, pažinti vandens augalų įvairovę. Uždaviniai – mokiniai stebės ir tyrinės juos supančią aplinką, taikys įgytas žinias sprendžiant įvairias kasdienio gyvenimo problemas, kels klausimus ir hipotezes, atliks stebėjimus ir bandymus. Ežeras Graužis turi turtingą florą ir fauną. Mūsų tikslas – išaiškinti vandens augalų svarbą ekosistemams ir kaip išsaugoti augalų įvairovę. Vandens augalų svarba įvairiapusė. Ji praturtina vandenį deguonimi ir sugeria gyvūnų išskirtą anglies dioksidą, valo užterštus vandenis. Augalų sąžalynuose neršia žuvys, čia randa prieglobstį ir jų jaunikliai. Be to, kai kurie vandens augalai turi neigiamą poveikį. Jais užželia ežerai, būdami vartoja daug deguonies, apnuodija vandenį, dėl to pristinga deguonies ypač žuvims ir kitiems vandens gyvūnams, stuburiniams ir bestuburiniams. Trečios G klasės mokiniai tyrė vandens aplinką, turėjo spręsti problemas susijusias su vandens užterštumu. Mokiniai pastebėjo, kad ežere vyksta eutrofikacija. Padarė išvadą, kad ją neretai paspartina žmogaus veikla, tai yra vandens tarša. Aplink ežerą Graužis yra daug gyvenamųjų namų, kilimų gamyklėlė, tai turi neigiamą poveikį gamtai. Mokiniai pastebėjo, kad vandens augalai išsidėstę tam tikromis juostomis. Planktoniniai dumbliai, valkščiadumblis, chlorela, pasinėrę po vandenio augalai elodėja, plačialapės plūdės, vandens lelijų lūgnė, nendrių meldų švendras, sekliųjų vandens augalų juosta, viksvos ajerai. Mokiniai ištyrė vandens augalų anatominius ir morfologinius bruožus. Mokiniams labiausiai norėjosi ištirti vandens lelijų juostą, bet tyrimai vyko balandžio-gegužės mėnesiais, tai tik šios juostos augalų lapai plūduriuoja vandens paviršiuje, žiedų nebuvo. Lietuvoje dažnesnės yra paprastoji ir mažažiedė vandens lelijos, tai daugiamečiai, storai šakniastiebiais augalai. Mokiniai pastebėjo lelijų skiautes ir išaiškėjo, kad skiautės nevienodo dydžio ir formos. Mokiniai pastebėjo, kad nendrių meldų juostos augalai iki pusės yra panirę vandenyje. Augalai stambus, ryškus, tai yra nendrė, švendrai, meldas. Mikrofitų juosta. Fitoplanktonas tai vienaląsčiai arba kolojiniai dumbliai. Iš žaliadumblio gėlo vandens planktone dažni valkščiadumblės, chlorelė, maurakulis. Mokiniai atliko praktinį darbą, pro mikroskopus stebėjo žaliadumblių sandarą ir paaiškėjo, kad dumbliai turi chloroplastų, tai vykdo fotosintezę. Išvados. Mokiniai nustatė, kad vandens baseinas yra tinkamas biotopas augalams augti. Vandenyje augantis augalai labai skiriasi dydžio, vidinė ir išorinė sandara bei dauginimosi būdais. Vandenyje gausu labai smulkių, tik pro mikroskopą matomų vienaląsčių ir koloninių dumblių, taip pat stambių žiedinių augalų. Vandens augalų gyvenimo būdas įvairus. Vieni iš jų vandens masėje plūduriuoja, kiti auga šaknimis įsitvirtinę į dugną.